Žiauriai sunkus kojų workoutas tik su hanteliais, tik 3 pratimai. Ir šiandien juos darysim, pradėdami nuo žiaurių RDL su hanteliais. Bet prieš tai, truputį iš kur aš apie šitą treniruotę sužinojau, tai pamačiau vidosiką. Dr. Mike iš ten kibeta įmonė, Projectile Renaissance, kažkas tokio, bet ten žodžiu, jie pasikvietė tokį youtuberį, Limbiff Patty, ir padarė kojų workoutą tik su hanteliais, fokusuojant dvigalvių kojų, subinę ir quadus. Tik 3 pratimai su vienu bonus pratimu, tokiu mažu, kurį pamatysit gale. Šios visos treniruotės tikslas yra ne svoris, bet pusiausvyra ir svorio kontrolė. Tai šiandien tą ir pamatysim. Pradėsim nuo RDL su hanteliais, kurių fokusas bus, kaip tik iš šono parodysiu, technikos fokusas bus kiek įmanoma stengtis nesulenkinėti kojų, krūtinę laikyti labai aukštai, žiūrėti tik į priekį ir visiškai atgal kristi, gal net pirštai gali pakilti, o iki max įtampos ir leidžiamės iki tol, kol jaučia max įtampą ir pagal lankstumą, tai aišku, tada reiškia, kad nedaug lenkčias jai ir vėl tada pakylam. Tai realiai viskas turi būti, svoris turi keliauti visiškai vertikaliai. Jokių atokių, nieko. Sunkiausia taisyklingai daryti šitam pratime, tai yra įsivaizduoti, kad krenti atgal. Todėl mes lenkiamės ne į priekį, bet mes lenkdamiesi tiesiog krentam atgal. Man jau tokiai pozicijai yra max įtampa čia. Ir sak. Tai su svoriu tai darant, pradžioj viskas okei, bet gale kaip pavargstu, tai labai sunku pasidaro, nes šitam pratimą visas kūnas iš tikrųjų įsijungia. Bet labiausiai dvigalis. Kai šitą treniruotę vedė tas Maikas, tai jie darė su pauzėm apačioje, paskaičiavus iki 2, tai 1, 2, sak. Tai dabar aš čia dariau su 5 kilais, pasimsiu 2,5 ir vėl bandysiu padaryti 14-15 pakartojimų, bet jau su pauzėm apačioje, tai paskutinį setą dvigalvių įsimušti. Nes čia tik ir minėjau 3 setų. Kiek kitas pratimas, įtupstai vietos ant pakilos. Tai mes turėsim 2 pakilas, viena koja, tai yra priekinė, bus pakelta aukščiau nei galinė, abi kojas pakeltos. Šitas pratimas bus skirtas apkrauti maksimaliai sėdmenis. Taip darant, darysim įtupstus taip, kad kuo giliau bandysim įtūpti, švelniai su galinės kojos, atraminės kojos keliu paliesti grindis ir vėl atgal kilti. Viskas yra vėl labai lėtai, kontroliuotai, viršui kojos maksimaliai neištiesim, taip išlaikydami visą laiką įtampą ir pastoviai bandysim judėti. Vėlgi, čia bus 4 setai po 15 repsų su 20 kg hanteliais. Tai padarom porą setų, tada pažiūrėsim, kas bus.
Sverypas? O 4 sėt. Čia viena koja. Ir dar turiu su kita koja padaryti, kad būtų pirmas setas. Kaip reikia? Neturiu laiko šitą. O tu durnas. Nebus jokių. 4. 4. Ne, pala, čia gerai, tau. Pabandysiu. Aš? Ja. Aš vakar dariau kojas, kada čia užvakar. Pala. Aišku, bet galės tik 30 minučių. Ne, tai kaip aš padarysiu. Man sueditinti reikės taip, kad būtų, lyg būtų. Nu, kad būtų. Čia tik vieną pusę. Ką? Palauk. Aš čia tik vieną koją padariau. Realiai bėlė kokią staminą turi turėti. Turi būti žvėris. Man taip dega subinėje. Tai dar pamažink to svorio. Iki 10. Čia jau nebesvoris. Bet pamažins. Dar kitą koją. Dar tą pačią koją reikia dabai. Va tiesiog gulėsiu. Kiekvieną valandą. Aš žinau, aš neturiu laiko. Man dabar nieks nedarau. Didinsiu
kad būtų čia pilni 4 setai su bangilo ir sudidinsiu, kad guliu tik tais 3 sekundžių. Padarysiu iškarpus. Taip parodysiu pirmus 2 pakartojimus iš 1 seto, po to parodysiu 4, 5 iš to pačio seto. Taip karpyti, žinai, bet tik taip visi 2 setai padaryti. Padarysiu, žinai, kad atrodytų, kad iš skirtingų vietų filmuoji, apsuksiu vertę horizontalį tą vaizdą. O, Aš tikiuosi, kad tu turėtum girdėtis. Tikrai girdėsi iš metro buvo. Ai, tu galėsi voiceoverį daryti. Norėjai voiceoverį dėti. Davai jau kelkis, važiuoji guli. Ai, ne, žinau, guli. Manau, teatram kokį. Dūnas ir... Aš nebegaliu padaryti, realiai viskas atsijungia kūnas. Aš negaliu įgyveninti šitos idėjos, tai bent papasakosiu. Tikslas būtų daryti irgi su hanteliais užsimetus ant pečių. Daryti ant šitos pakilos, kulnai pakelti, daryti pratimą 2/3. Tai yra nusileisti iki pat apačios, bet apačioje neatsipalaiduoti, laikyti įtampą. Ir pakilti tik 2/3 į viršų, kad kojos irgi sulenktos, taip išlaikant įtampą ant kvadų ir vėl lėtai toliau leistis. Gali būti irgi pauzė pačioj, bet aš su hanteliais to niekaip negaliu padaryti. Realiai, kad tokią treniruotę padaryti, labai gerai reikia mokėti kvėpuoti. Reikia jau tokio tipo treniruotės daryti, pastoviai. Nes čia visiškai stamina failure, visiškai. Bet norėjau savo iššūkį mesti. Ir ne veltui čia iššūkis, nes va, sėdžiu baltom akim, žiūriu vieną tašką. Treniruotė baigta, iššūkis neįvykdytas, nei setai nebuvo pasiekti, nei darbas su svoriu nebuvo pasiekta, bet tikrai išsitaškiau, gal kažkada grįšiu remačą šitai treniruotei. Bet visiškai taip nesportuoju, tai per daug nesiparinu, kad neįvykdžiau. Truputį reality checkas buvo, ką reiškia truputį next level treniruotė. Tai tikiuosi, kad patiko. Jeigu kas išbandys, tai galit parašyti kažkur, ar jums pavyko. Duosiu respektą, duosiu žaibuką komentaruose. Šiaip labai ačiū, kad žiūrit. Jeigu patiko šitas vidosikas, kitoks, trumpesnis, smagesnis, greitesnis, būtinai